Sveiki atvykę į Libralures prekės ženklo kanalą. Mano vardas Hubertas ir iš čia mes jums rodysime visas mūsų masalus, pagrindinius jų apginklavimo būdus bei tai, kaip jie elgiasi vandenyje. Norime jums pristatyti tvirtą žinių dozę, kad visada prie vandens būtumėte pasiruošę ir žinotumėte, kaip naudotis mūsų masalais. Paskutiniuose vaizdo įrašuose turėjome malonumą pristatyti jums mūsų naująją Predator seriją. Šiandien atėjo laikas Bass serijai. Neseniai mūsų YouTube kanale taip pat pasirodė vaizdo įrašas, pristatantis būtent Bass seriją, kuriame pažadėjome supažindinti su kiekvienu šios serijos masalu. Parodysime jums, kaip ją paruošti, kokias žuvis galima su ją gaudyti ir kaip ji atrodo vandenyje. O šiandienos laidos herojus bus Bass Crazy Twisted Worm. Pradėkime. Išimkime vieną iš masalų iš pakuotės, kurioje rasite 8 mūsų gumas. Ir štai turime Bass Crazy Twisted Worm, kuris siekia net 14 cm ilgio. Šis masalas sveria vos 6 gramus, todėl galime naudoti platų paruošimo būdų spektrą. Galime drąsiai ją papildomai apsunkinti, kad galėtume su šiuo masalu pasiekti vietas, kur tyko plėšrūnai, tokie kaip sterkai ar lydekos. Ji pagaminta iš nepaprastai tvirtos, tamprios medžiagos, kurioje papildomai panaudota druska ir akrilo aromatas. Tai lemia, kad net ir patys vangiausi plėšrūnai, net jei jie neėda, nepraeis abejingai pro šį masalą. Bass Crazy Twisted Worm šiuo metu yra net 12 kibiausių spalvų. Dėl to visada galėsime prisitaikyti prie sąlygų vyraujančių mūsų vandenyje. Be to, Libralures visada įsiklauso į žvejų nuomonę, todėl čia atsižvelgiame į įvairių spalvų gerbėjų pageidavimus. Dėl to mūsų asortimente yra būtent tokia spalva, kuri tikrai patiks daugeliu žvejų, o ypač sterkams. Gerai, pereikime prie Bass Crazy Twisted Worm masalo apginklavimo. Čia mums šiek tiek lengviau, nes šio masalo korpuso viduryje yra tokia dėmelė, kuri parodo, kur verta įverti kabliuką. Čia turime spalvą 004 apginkluotą čeburaškos galvutę. Kas smagu, būtent šiuos modelius galime apginkluoti labai paprastais būdais. Čia turime čeburašką. Taip pat galima naudoti džigo galvutę. Netrukus parodysime, kaip ši masalas elgiasi būtent taip apginkluotas. Dėl to, kad šiame masale galime naudoti ofsetinius kabliukus, galime sau leisti tokias kombinacijas. Kiekviena galvutė suteiks šiam masalui įdomų judėjimą. Dėl to visada turėsime kažką originalaus, ko plėšrūnai dar nebuvo matę ir būtent norės pulti tai, ką jiems pasiūlysime tiesiai po nosimi.
Ir atsiminkite, kad šiuose masaluose yra naudojama plūduriuojanti medžiaga. Pažiūrėkite patys. Kartais būna taip, kad tie plėšrūnai visiškai nenori pakilti nuo dugno. Ir būtent tokiam atveju tinka Nedrick tipo sistemėlė. Čia kaip tik Crazy Twist Tail Worm masalas 017 spalvos. Labai ryškus, labai gerai matomas. Tokį masalą galime vesti labai žemai, praktiškai vilkti dugnu, bet svarbiausia, galime jį pastatyti ant dugno ir dėl to net ir patys vangiausi plėšrūnai galės užpulti mūsų masalą. Pažiūrėkime, kaip tai atrodo dabar vandenyje. O čia turime 006 spalvą, paruoštą naudojant Ygrig metodą su papildomu offsetiniu kabliuku, kuris išlenda, kai plėšrūnas puola mūsų masalą. Toks masalo paruošimo būdas leidžia mums žvejoti, pavyzdžiui, kai vandenyje yra labai daug kliuvinių. Tai leidžia mums pasiekti plėšrūnus, kurie dažnai būna nepakankamai apžvejoti, kai kiti žvejai praranda savo masalus, o mes galime pravesti Crazy Twist Tail'ą tokiu būdu paruoštą su Ygrigu. Be to, suteiksime šiam masalui įdomesnį judesį ir efektyviau gaudysime didelius plėšrūnus. Pažiūrėkime dabar, kaip tai atrodo vandenyje. Tai tiek apie Buzz Crazy Twist Tail Worm masalą. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankyk mūsų svetainėje www.libralures.com. Ten rasite naujausią katalogą su visais mūsų masalais, kurie jau yra arba netrukus bus prieinami. Be to, ten pamatysite pagrindinius masalų paruošimo būdus, kaip galite išplaukti į vandenį su mūsų masalais. Iki pasimatymo kitame epizode.